Labas bičiuliai, sveiki sugrįžę į tą tikrą, vėl į tikrą lietuvišką pavasarį. Balandžio 4, prieš Velykinę dieną, +3, vėjas jau dabar didelis ir dar jisai kils. Ir ateina šlapdriba, lietus ir dideli vėjai, ir šaltis ir taip toliau. Vienu žodžiu, klasikinis lietuviškas pavasaris. Užtenka pasidžiaugiam čia tokiom gražiom dienom, saulėtom ir ramiom. O dabar grįžkime į realybę. Taip, bičiuliai, kaip supratot, donkės. Vėl donkės. Taip kaip jum patiko šapalai, man irgi patiko, tai noriu dar sykį pabandyti. Vieta kita. Vieta truputį kitokia, gaunasi kaip ir tarp dviejų tokių brastų išėjimų. Aukščiau yra, sakykime, kaip ir brastelė, ir žemiau už kokią 50 metrų irgi yra išėjimas. O čia toks kaip ir pagilėjimas, srovė daugiau nueina ana pusė, čia kaip ir tokie sukuriukai, ramuma, sakau, tokia nebloga vieta, teoriškai. Pabandysiu pagauti šapalą ir galbūt ne tik šapalą. O kodėl? O todėl, kad taip, batoniukai, 4 batoniukai, turiu šiandien rimčiau jau ko pasimaišiau, vėl su karpiniam pelėtim, o varlytė škinėje, vėl akmenukų, vienu žodžiu tokį rimtesnį, daugiau, kad užjaukint. Ir ką noriu šiandien pabandyti, toks kaip ir planelis, viena meškerė, aišku, viena meškerė ant batono, o kita meškerė tokį, bet tai kad eksperimentą, nusipirkau dzikelių ir pabandysiu uždėti ant avižėlių. Jau seniausiai jos pas mane yra, nėra kur pabandyti, žiobrių nėra dar. Tai su tokia mintim, gal kada tas žiobris užkips. Su plūdelė vėlgi neturiu aš čia kur galimybės pabandyti, srovė, visur didelė srovė. Tai toks planas, galvoju, ant vienos uždėti kažkurią tai iš šių avižėlių ir, kaip sakant, dzikiukų užkabyti. Tokį irgi, tai šoka kažkas likti, tokį ne tai, kad, žinai, mažą kasnelį, bet tokį kasnį, mėsytės, irgi į taškelį. Šeryklos, manau, nedėsiu, viskas kaip šapalui, 1,5 uncijos, ilgas pavadėlis, avižėlė ir dzikai kokie 5 tokie. Pirmiausia, reikia užsimest, užsimetu batoniuką, reikia užsirišti pavadėlį ir paskui truputį, kaip sakyt, pasigaminsim jauką, tą šapalinę košę. Gal jau ir ne visai šiemetinai ta košė gaunasi, pas mane jau daugiau rimtas jaukas. Kabliukas, kaip ir minėjau, kas dar nematėt, 2 numerio, štai tokio lenkimo. Toks man visai patiko. Kamatsu gal, pavadėlis geras 1,5 metro, 0,23, galbūt per, storokas, bet, kaip pana žuklė parodė, nieko čia gal blogo nėra, tiesiog 0,2 neturiu, o 0,18 pernai buvo pliaukštai, šiemet nerizikuoju kaip žmoniškai. Tai ir dar tas klausimas aktualus daugeliui, ypač kurie dar negaudė, gal kuriem nelabai sekasi, tai batono užkabinimas ir kiek laiko, kas kiek laiko permetinėt. Tai batonas šiemet mano favoritas, tai Sostinės, kaip nemokama reklama. Bet čia, sakau, reikia bandyti, eksperimentuoti ir atrasit tikrai savo tą mėgstamiausią bulką. Svarbu, kad būtų kuo šviežesnė. Taip, tai imu aš tokį gan didelį gabalą, kaip ir minėjau, anąkart vieno batono, jeigu taip su 2 meškerėm, žvejybai neužteks, bent jau man neužtenka. Reikia bent jau. Taip pat, tokį gabalą, žiūrint pagal kabliuką, matot, tiesiog dedu taip, spaudžiu ant kotelio.
kaspinėlis, kaip, nežinau. Nu, ir toksai, nu, nemažas jisai. Čia dar kaip sakyt, į mažesnę pusę. Nereikia bijoti to dydžio. Kuo didesnis, to ilgiau laikysis ir didesnis šaplas užkips. O kas liečia per metimus, nu, nežinau, aš darau 5-10 minučių. Kitą kartą gal, kai jaučiu, kad viskas gerai užsimetė, gerai užsikabina, kad kažkur netoliese šaplas ir 15 minučių palaukiu. Bet taip turbūt viduriukas gal, nu, sakyčiau, iki 10 minučių. Oi, šie kurveliai. Kažkaip. Oi, labai neblogai. Nu, sakykime, antras variantas va toksai gavosi. Su tokia avižėlė, 4 dzikūnai. Pavadėlį 0,14. Toks nei storas, nei plonas, gal aišku, galima būtų ir 0,12, bet nu, šiandien vis tiek tikslas į didesnę pusę žuvį pagautai. Tebūne. Čia gal bus toksai variantas, ar tai koja stambesnė, nu kažką tai tokio priegauda prie šapalo. O gal gausis atvirkščiai. Nu, sunku pasakyti, kaip čia kas bus. Gerai, dabar pereikim prie jaukučio. Pamirkysim. Štai taip iškart gabaliukais pasmulkinu į vandenuką, kad nes paskui, kaip pasakyti, plauks jisai kaip rupūžė. Nu va, visą batoniuką cypą padariau. Bet jau vandens šaltumas tai baisulinis. Pažiūrėkit, bičiuliai, nepradėjau dar žvejot ir iškart apžuvinau. 3 dzikai, avižėlė, nu gerai. Veiksmas kažkoks tai nusimato, kad bus. Dar nieko skova, tik tai užmečiau bulką ir dzikelius. Sutrukdė koja. Tai jaukas. Jauką namie susimaišiau, toks sausesnį. Įdėjau spalvotų pelėčių. Tos pelėtės, ką žinau, man jos visai neišbaidė. Ir anąkart, kaip ir minėjau, kad nuskandint į dugną, tai vieną kitą akmenuką va. Ir taip. O. Verčiam batoniuką. Ir bandom kažką tai sukombinuoti. Galbūt tas viskas priklauso, nu, tas jaukas, sakykime, ar ta košė, vėlgi, kur kokiam gilį gaudyti, jeigu ten kokioje Šventojoje ar Nery, gal kur tas gilis 8 cm ar ten metras, tai gal ten gal ir nereikia ten tų kažkokių labai sunkint ant dar kažką. Čia gilis pas mane apie 2 metrai, gal ir daugiau. Ir dar survėgan nemaža, tai aš tokį darysiu, kad kaip sakant, į vidurį, gal truputį už vidurio, bum, ir, nu, tegu ten ridena dugnu paskui tos batonus. Rausiu kokius 5 gal dabar pradžiai, o paskui po kokį 1-2 karts nuo karto tas, kad palaikytų tokį debesėlį. Praeitoj žukliai tikrai man tas pasiteisino ir kol turėjau jauko, tol turėjau ir kibimų. Paskui baigėsi jaukas ir kibimai baigėsi. Nu, bandyt kažkaip damest iki vidurio. Ne? Kaip galvojate? Drąsiai. O žmoniškai eina. Ten sūkuriai prasideda, čia mažesnė srovė, tai realiai ant tų sūkurių labai neblogai. Iš karto tik užmečiau. Nu gerai. Ant dzikučio, tai čia va taip veiksmas. Gal visai baika toksai bus. Gražesnė žuvis. Avižėlės. Šiaip atvirai pasakius, bičiuliai, tai man
Pirma žvejyba čia su tokiom avižėlėm ir kur tu? 3 dzikai avižėlė, gerkliai. Graži koja. Žiūrėsim, kaip čia tie reikalai klostysis. Jeigu ką sakau, jauku yra, šeryklas yra ir planas B, manau, tikrai įmanomas bus. Norisi, aišku, norisi pirmoj vietoj, norisi tai šapalenzijų kokį kirst. Įdomus man tie veidrodėliai. Kažkada tai jau rodžiau. Šapaliniai. Reiktų, aišku, būtų gerai ir ant plūdelės. Nors gal ir, nežinau, bičiuliai, aš sakau, mažai tos, tiksliau visai patirties ant tų neturiu. Bet šitus jau apžuvinau. Ir buvo. Tarsme, pirmas pražiopsojimas, bet geras ženklas. Pirmas šapalinis kibimas, gal aišku, jau atsisuku, jau linguoja. O, bičiuliai, kažkaip taip. Atsinešiau kėdę, įsitaisysim, netgi saulutė pro debesėlį bando šviesti. Užgūsiuoja, bet kol kas ramuma. Užkabinau šėryklą ant šito fideriuko. Su jauku pamėtyt. Ant bulkos daugiau nieko. Taip akimirka buvo, saulutė buvo išlietus, taip smagu buvo. O dabar jau kažkaip žiūri vis didesni gūsiai, didesni. O, bičiuliai, gerai čia užrovė. Ant dzikučio. Kokia baba. Tokia baba, bet 4 dzikai, avižėlė, kažkur ten gilumoj. Gal čia visai ir baika. Ant to didelio kasnio tokio. Bandyt pagauti stambę koją arba dar kažką tai. Kol dar įmanoma. Kol dar labai neužpučia vėjas. Diena ilga, jeigu kas ieškosim ramesnės vietos, nes čia kažkaip kol kas dar įmanoma pakentėti, bet jeigu taip tokie gūsiai bus, tai reikės kažką mąstyti. Nesmagu. Šaltai dar toks vėjas. Nebent atkus šapalai dideli. Toliau arčiau bandau. Normaliai, čiuliai, su šakutė varau. Su šakutėm. Dar vieną koją. Aš nesuprantu, ar čia normalu 4 dzikai ir ta avižėlė. Ir iš 4 3 tos kojos gerkliai. Tiesiog gerkliai viskas. Ką aš darau, tai keičiam tašką. 2 valandos. Prasme, 2 valandas prasidėjau. Tas vienas šapalinis kibimas. Gerai, 4 kojos, dar keli kibimukai, bet vėjas tas užgusiuoja, nesmagu, to labiau žiūriu per radarą, jau visai netoliese krituliai ateina, tai bandysiu tokį vieną slaptą taškelį nuvažiuoti, kur grinai vėjas į nugarą turėtų būti ir vat, jeigu užeis lietus ar kas, kad pasistatyti skėtutį ir dar pasėdėti. Na štai, bičiuliai,
tokią ramumą radau, bet čia dar giliau. Čia galima sakyti duobė, truputį žemiau išėjimas, bet po medžiais užuovėje pradėjo lietutis krapint. Pagaliau pirmas lietutis šiemet iš po žiemos. Pas mus Kėdainių rajone dar nebuvo. Kažkur ten aną dieną rytinėse rajonuose buvo. Tai va, pabandysim patiko čia. Vėl paimsiu, gal įmesiu porą kukulių. Vėl batoniuką užmečiau ir avižėlę su dzikučiais. Nu kažkaip taip, gal neužpūs guselis to skėčio mano, nu gal ne. O, bičiuliukas čia taip užbrozdino. Graži koja, ganėtinai. Raudoną veidrodėlį uždėjau. Tai bičiuliai, kaip supratot, vėl aš kitoj vietoj. Sudėtinga šiandien man, sudėtingai klostosi ta žūklė. Duobėj tuščia, ten tuščia, nu tai atvažiavau dabar į savo tą, sakykime, savo tą kozyrną taškelį ir pabandysiu čia gal porą valandėlių ant to vėjo pasėdėti. Biški vėjas pasikeitė toks gal, nu iš bėdos ir į nugarą, bet dar užpučia. Vienu žodžiu, purškalinė tokia dargana. Bet va, koją pagavau iš kartą ant tos avižėlės užmetęs vėlgi su karmuškį ir turėjau 2 bakstelimus ant bulkos. Jau, nors čia tik tai gal 10 minučių gaudau. Nu, va, po 2 metimus padariau. Vienu žodžiu, žiūrėsim, kas čia gausis, kaip čia gausis pabaigti šiandien žvejybą. Nu, žiauriai nesmagus oras. Ir matyt, ta žuvis irgi nesmagiai jaučiasi ir nelabai nori kibti. Vėl koja. Pliamba, kokios kojos gražios. Kokio gražumo. Smaguma. Va, bičiuliai, pagaliau įvažiavo. Pagaliau. Nelabai didelis, bet šapalenzijos. Nu, kad nelabai didelis. Taip.
Gal visai netoks ir mažas. Ir neprasikirto. Ar prasikirto? Ne visai prakirtau. Gal 4 tokie bakstelimai jau buvo. Nu, kaip visi. Vėl oras pradėjo taisytis. Žiūrėkit, gal ir išlauksiu. Pliomba, nu, geras. Gal ir išlauksiu kažko tai. Gal ir išlauksiu. Vėl lyg tai šviesėje praėjo lietus. Mažu. Ir tie šapalai sujudės. Nes gal prieš tai buvo, jau gal toj vietoje kokie kitaip tokie. Tink. Va, ir viskas. O dabar jau toksai normalesnis išvažiavimas. Taip, bičiuliai, baigiu tą pasirodymą. Labai sudėtinga šiandien akimirka kažkokia tai buvo, vat vėl saulutė buvo pradėjus kaip ir truputį šviest. Tai vat vienas gražuolis papuolė, dar porą tokių nepakirtau, nu, nerodžiau jums tokie kažkokie keisti kibimai, nu, kažkaip ne taip, dar tokie keli buvo dingt ir viskas, dingt ir, nu, žodžiu, tokia šiandien ta diena. Tai, bet visumoj, nu, vis tiek, vienas gražus šapalas yra. Ką norėjau išbandyti avižėlės, tai išbandžiau, pagavau apie 10 kojų. Kas liečia avižėlės, nu, vis tiek darysiu, kaip sakyti, atskirą žvejybą. Tikiuosi tuoj tie žiobriai niekadėjai pas mus čia pasirodys ir bus galima normaliai išmanyti, bet gal dar nulėksiu ten į aną taškelį, kur aną dieną kojas gaudžiau, pabandyti ant to avižėlių. Gal pavyks su jom atrinkti, kaip pasakyt, mėrnas visas kojas į didesnę pusę. Tai va, bičiuliai, kol kas tiek. Paleist tą niekadėją. O čia dar irgi porą kojų. Siurbelė aplipusi tokį. Geras. O, siurbelinis koja kažkokia tai apstingę šiandien. Apstingę. Tai va. Ir kaip visada, norit žinot, kur taip nekimba, 4 vietas pakeičiau šiandien, 4. Ir gal kažkuria prasme reikėjo čia, kaip pasakyt, nuo ryto sėst, kamuotis per tą vėją. Ryte čia labai vėjas buvo, dabar truputį, nu, po pietų vėjas pasikeitė, kaip ir žvejot iš dalies galima, bet kibimų kažko tai nelabai. Tai, kaip ir minėjau, norit prisidėti prie kanalo ir žinot daugiau, jungitės į klubiokus, į patronus, o mes tiksim kitam video. Galbūt vėl su spiningėliu. Kas čia žino. Gerai, bičiuliai, iki.